Labą dieną, gerbimi dešimtokai. Šiandieną truputį išeisime iš temos, tai pasimokysime rašyti formulės. Ten gale vyrukai. Alio, galima tylos? Ačiū labai. Mes turime išmokti parašyti formulės, tu labiau, kad jūs matematikoje darote ir matematikos mokytojai pageidauja, kad išmokėtume skaitmeniniu būdu rašyti formulės. Todėl pabandysime, kad iš šitą trumpą, bet joje yra daug dalykų, kuriuos reikėtų mokėti padaryti. Tai dabar siūlyčiau atsiverti visiems Word programą. Word programą. Atsiverčiam Word programą. Galime įsidėti tą formulę, kad mums nebūtų ilgesnio kažkokio tokio ieškojimo. Tai, sakykime, mažiuką įsimeskime tą formulytę, kad mums lygiai tokią pačią reikia padaryti. Tai, ką mes darysime? Ir jūs tą patį darykite. Įterpimą spaudžiame, pasiimam lygtis, yra Word'e tokia specialią paprograminė, ir įterpti naują lygtį. Įterpti naują lygtį. Tai dabar, kai mes turime įterpt, reiškia jau tą įrankį mes čia turime, tai spaudžiame S, lygu, jūs čia matote turbūt, aš dar padidinsiu, kad jūs gerai matytumėte. Ir dabar reikia pasidaryti, kad mums būtų, va čia mes matome šablonus, ne? Va tų šablonus. Mums reikalinga trukmena, tai ieškome trukmenos. Trukmena būtų, galim šitą imti trukmeną, ne? Toliau mes pasiemam trukmenoje, kad mums reikės įrašyti su indeksu. Su indeksu, kad būtų. Reiškia indeksas, va tai bus. Su indeksu. Tai mes A rašome, A, indekse 2. Toliau reikia, va čia pats sunkiausias dalykas, kad būna daugybos ženklą, kaip priskirti, tai kartais reikia truputėlį suaktyvinti tą, reiškia, kad po dvejetų nerašytų to daugybos ženklo, o bendram, reiškia, rašytų. Dabar šaknis. Matome šaknis reikalingą ir po šaknies mes turime daug čia visokių, reiškia, variantų, bet mums va šitas labiausiai tinka, šaknis ir 3 rašome. 3. Va. Turime. Nu, apačioje yra 4. Tai ką dar norėčiau apie šitą, reiškia, paprogramę Word'o pasakyti. Tai jinai gali bet kokį padaryti, matote, su tai šablonais galima daryti daug ką. Toliau, čia jeigu mums reikėtų pi ar dar kažkokį, tai galima susirasti simbolių, kokių mes galim, pavyzdžiui, graikų abėcėlės, ir va čia mes matome ir beta, ir alfa, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, manau, kad čia užvedžiau ant kelio, viską paaiškinau, kaip padaryti. Tai manau, kad matematikoje gražiai rašysite jūs visus šitos formulės variantus. Ir ačiū labai, kad žiūrėjote.